Kauno Žalgirio krepšininkams. Antra vertus, žalgiriečiams nereikėtų užmiršti to pirmojo tarpusavio mačo. Tuomet Haris Mujozinovičius žaidęs 23 minutės pataikė 2 tritaškus iš 4. Galima žaisti toliau, rodo rungtynių arbitrai, nors guli baudos aikštelėje. Ir nesikelia vienas iš Žalgirio komandos krepšininkų, atrodo traumą patyrė žalgirietis, o to tarpu aiškinasi Antanas Sireika su Žalgirio krepšininkais, aiškinasi santykius su Hariu Mujozinovičiumi, dabar prireikia įsiterpti ir Virginijui Davidavičiui bei Kęstučiui Pilipauskui. Taip, karšta tampa jau pirmajame kėlinyje. Matėme panašių tokių emocinių iškrovų ir pirmajame mače. Taip pat rungtynių pradžioje, tačiau dabar viskas atrodo baudžia, viskas tampa vis rimčiau ir rimčiau. Dar neįsibėgėjus kaip reikia šios dienos rungtynėms. Techninė pražanga atrodo yra baudžiamas.